Sveikas. Mes jau live, eteris? Jau kiek žinau, taip. Pradedam. Jau pažįstama studija. Jau Vėl labai gerai. šeštadienis, vėl 11 valanda, jau iki skausmo jau pažįstama. Nors po vakar, kelintą vakar grįžai iš klubo? Iš klubo grįžau 6, nes vakar niekur neaptariavau visiškai, tai... Čia vadinasi 6 ryto, čia be jokio aptario, be nieko. Be nieko, grįžtama. tiesiog. Kelinė darbo diena 6 ryto. Padirbai, tiesiog važiavau. Be vakarėlių, be alaus bokalo po darbo. Be nieko, visiškai. Nes aš iš tikrųjų, aš tai... O, svečių turi, bet? Čia filmai? Jau viskas. Angelas Sargė. Labas, Neringa. Labas. Kas tau lūpam, kodėl nes raudona? Bučiavus vakar smarkiai. Su kuo? Su kaziuku šiandien. Blet, man reikia, kad į kadrą papulčiau. Tai gersim šiandien alų, kaip supratau. Ar tu vakar tiesiog labai dalyvavai? Reikia sveikatėlę pasitikti. Dalyvavai. Truputuką. Kelintą grįžai? 11. Buvai kaziuko mūgė? Buvau. Ejau. Tiesiai kaziukai. Tiesiai kaziuką. Bet išėjom rimtai, va. Ryte kaziukas jau buvo. Aš kai jau jie ruošėsi davęs. Mes jau ėjom, kai jau buvo įkaršti. O, kaziukas pats ateina, matau. Kaziukai. Kas nėra? Pametė į ragą. Pametė į ragą. Tai vieno nėra. Sveikas. Labas. Ir Andrai. Facebook prisimontuosi. Tai visi vakar kaziuko gerai paminėjo, gerai pasitiko. Kestas tik neminėjo, vairavo. Aš vakar kaziuko pakėliau. Ateik. Ateik. Mes turime šiandien vieną svečią, gal Tomai pristatyk tu jį. Čia yra Lietuvos talentas. nematytas daugeliu, nepažįstamas. Labas vakaras visiems. Paulius Murzinas. Svedys, kavėsis. Čia slapta kamera. Tu neturėjai žinot, kad Leiskit svečią šalimi. Čia buraško. Čia šiaip sėdint. Aš žinau, kad nefilmuoju. Šiaip sėdime. Vakar mergaitė prie manęs prieina, sako, Paulius, sako, kodėl tu, sako, mergaitės neturi? Sako, aš laiko neturiu, sako, kodėl tu laiko neturiu, sako, aš vyžiu, sako. Kas buvo? Įpilti, sako. Šiandien išmokysim naują kokteilį. Paulius mokysim. Pasakau, Kokteilis. Pogirčia Filipė. Kokteilis bus Jägerkola. Čia vokis įpylio, padukų. Tai čia palitai dar dapylę. Tada geras Jägeris nebeišsimokės, tai Jägerio nebeturim. Bet taip savanaudiškai galvoju, čia tik vienas pachmėlas šventėjai dabar. Pasistatęs butelį tam stalo. Turiu į kamerą, šinuką. Kiliuose vis dar filmuoji. O čia tą Paulių, kad tu filmavai Kiliuose turėtum. Ar tiesa, kad tu mėgsti žiūrėti merginas, kurios atlieka gamtinius veiksmus? Mano galinį. Tau? Čia mūsų laidos svečias, nesikiškite. Well now we call this the acclimating, but the several human being and animal that they should know about this. One man, one decision and one desire, and we have to fight to survive. I have a blackboard in my closet. Aš vis dar suprantu, kaip kamerą. Tai dar vienas svečias, tieskit čia Paulius. Kas jūs būsite? Nieko. Bet tik Paulius ateina iš karto, merginos pradeda verštis. Pauliu, baig. Užvakykim duris, kad nors. Paulius garbės. Matytum, nusikadė normaliai tiek ten. O kur ta kamera, žinai? Tai aš nepyks kažkas. Kas? Kas nors.
Dažnai manęs klausimą, ar manęs pyktų, ar nepyktų, kodėl pyktų ir už ką. Bet dabar Paulius yra direktorius. Yra laikas rinkti akmenis, yra laikas šiandien vietį. O aš čia Pauliu norėčiau tau tokį klausimą užduoti. O dabar kokios tavo pareigos yra Martinėje klube ir kuo jos skiriasi nuo pareigų dirbant Doctor Who su mumis? Kas liečia magijos triukus, šokius, dažnai klausimus žmonės, tai yra neatsiejami dalykai, nuo ko ką aš dabar dirbu. Aš klausiu skirtumus. Skirtumą aš papasakosiu. Tiesiog manęs seniau vadindavo tiesiog Pauliu, tiesiog noriu būtų vadinti. O kada tu tapai Paulius? Nuo ko viskas prasidėjo, kad tu tapai Paulius? Irgi dažnai klausimą. Norbutas dar nuo antro pasaulinio karo. Bet po to išeinant reiks. Ir nelaisvės. Antro pasaulinio karo metu Kriko pentas, kur nekur paskirsdavo artojų dainas. Gandras Neredonas neždavo vaikus. Ir Norbutas buvo kaip pinigas. Atskaitydavo, kaip seniau atskaitydavo kiaulėmis. Vakar realiai Bondui padovanojom kaip pinigą, nes gold vakarėlis, o seniau aukso atskaitinėdavo. Šitą temą nebeįdomi, aš O aptarkime, kas buvo vakar Bonde. Kaip nusprendėte padovanoti tokią įmantrią ir labai aktyvią dovaną, gyvą aktyvią dovaną? Taip, sakau, dažnai manęs klausia tų klausimų, žurnalistai, vedėjai. Sakau, kiaulė yra, kaip ir varlė, yra aukso simbolis. Tai turėjo omeny, čia buvo ta mintis, kad, ta prasme, Bondui daug metų dar lydėtų sėkmė. Auksinį kapitalą kauptų. Taip. O kas kiek laiko tau reikia gerti tabletes vis dėlto? Ar ir šiandien? Ne, čia nuo to vėžio, kaip sakėjai, ta prasme. Šiandien išgėrė, bet? Geriau. Daug geriau. Aš turiu myslę tokią. Ten miške, kur eglės ošia po pušim sena. Kas? Čia viskas? Aš laukiu antros dalies. Pakartok garsiau dar bus, nes gal mūsų žiūrovai galėtų... Gal žiūrovai gali rašyti SMS-us. Rašyti SMS-us mums, kas turi mūsų telefonų numerį, arba bandydami atspėti myslę, Jeigu ši myslė surinks 15 laikų, mes susitarę su Dr. Who ir Martinu. Pabandyk čia reklamuoti. Nu ką susitarė? Nu nieko. Sakyk. Tiesiog mano smegenų gebėjimas atspindėti objektyvę tikrovę šiandien yra šiek tiek pašlijęs, todėl... Nieko nesuprantu, ką šneka. Aš labai irgi suprantu šitą mūsų svečią, tikriausiai visų neišgėrė nuo... Pauliu, vis dėlto, pasakok, Pauliu, kaip tu atsidūrei Dr. Who? Grįžkim prie to, kad tu buvai Dr. Who veidas, aišku, reklaminis, kurio visi ieškodavo. Tas, kuris metalą. Laimėjom daug prizų, kas rado Paulių. Ir kaip tu atsidūrei iš vis Dr. Who? Nes iš pradžių tu gulėdavai šiaip be sąmonės tokias, bet paskui jau su pareigom. Dažnai manęs klausia tą klausimą irgi. Tai iš vis kas klausia. Viskas prasidėjo dar 8-ais, turbūt 9-ais metais. 90-ų? Jo, prasidėjo Lietuvos talentai. Sukūriau šokį. Sukūriau. Ar sukūrė tau? Sukūriau šokį. Labai gerai pasirodžiau. Mergaitė šalia manęs irgi šoko. Atskirai šoko. Ir vis dėlto, nutrauksiu, o kodėl vis dėlto nelaimėjai? Kas nutiko? Va, dažnai manęs klausimų. Kažkaip laimėti nėra Klaipėdai prestižas. Svarbiausia yra dalyvauti. Ir... Aš pastebėjau, kad ten gal mergaitė... Svečias mūsų krešina. Pabėgo kurva, dėl babkių. O tu ištriukęs pasiėmsi tabletės? Nu kaip gersi prisijung, o mes dabar dar turim dar vieną svečią, kuris stovi pas mūsų už pulto. Jo, dažnai stovėdavau kileriuose už pulto. Mano kileriuose vakarėlis prasidėdavo nuo I got peace, deep in my soul.
I got love making me home. Saying to open up your heart, shine on me. Pauliau, nepyk, mes ne iš tavo talento, viskas gerai, sugrįžk. Mes vertinam tave kaip žmogų, sugrįžk. Kaip pasakytų Julė, negaliu. A Julė reikia į Pyrą. Jiems perduokit Epiriją jai. Epirija. Studijai Paulius Norvudas, mūsų draugiškai nusiteikusio klubo, kas tu ten, vadovas? Marketingo? Savininkas, marketingo savininkas. Vienas iš vadovų, akcininkų. Pauliau, grįžkia į ekraną. Laukiu. Pasko, Žiūrėkit, dabar aš norėčiau jūsų klausimą, jeigu galima. Nu. Vat kaip jūs, kaip jūs nusprendėte, vat, aš, nu, vienu iš dalininkų, savininkų, kokia nesąmonė. Jūs galite palaikyti čia, Žinau, negalėsim ištrinti, nes jie tiesiog Tiesiog nesumontuoja. Ateik, nu parūkysim visi kartu. Pauliau, ateik. Pauliaus Kerstas Irmi, ar nėra? Per tą grupę. Na, iš tikrųjų. Esu palikęs. Jau vis dėlto galim arba įtada neįleisti, arba tada neišleisti. Feisbukai jungiasi. Sutarkim vieną dalyką, kad jam išėjimas yra mokamas, tik reikia jį atsivesti. Nes jeigu pinigų neturi, negalėsi Aš kur išeiti. gavo, tai... Radom. Tiesiog gavo. Stumdė keli čia. O galim mes Liną pasikviesti? Linai, užimk Pauliaus vietą, nebeleiskėm atsisėsti ten. Nes vis turim tokį žmogų, Kodėl, pažiūrėjau, jam irgi niekas neploja? toks techninis. Taip paplok. Toks techninis žmogus pastoja, be kurio šitas transliacijos nebūtų įmanomos. Jis paruošia visus mikrofonus, kad klausytojai girdėtų, kameras įjungia. Muziką paleidžia, tyliai grojančią. Per tyliai grojančią. O nebijot, kad dabar kamera nefilmuos, jis visą laiką buvo tas žmogus, kuris sukdavo elektros generatorių, kad kamera veiktų. O kaip tu čia yra? Čia? Kodėl manęs nepaklausė? Grįši gaugai. Reikia ir pas tave. Bet pas tave mažiau pastebima. Linai, tas standartinis klausimas visų darbuotojų čia esančių. Kas dabar, na, žinom, gautinį rezultatą, dabar sėdi čia, dirbi Dr. Who klube, o nuo ko viskas prasidėjo? Ar tai per muziką atėjo, ar per kamerų nustatymus? Viskas prasidėjo darželį iš tikrųjų. Darželį, jau grodavai tūsose darželio. Ir turėjau omeny. Prie būgnų stovėjau, ne. Šiaip, nežinau, nuo kada viskas prasidėjo, nepasakysiu tiksliai kada, nuo mokyklos. Tai Dr. Who nuo mokyklos jau čia? Ne, visi reikalai, kai iš prie technikos prisėdu. Tai aš įsivaizduoju, tarkim, visą laiką keičiausi vaikinai būdavo mokykloje tie, kurie, tarkim, per kažkokią diskoteką, aktų salėje, būdavo prie muzikos ir galėdavo paleisti ten vieną ar kitą gabalą. Tu buvai vienas iš tų populiaresnių, aš kiek suprantu. O tu grodavai diskotekose mokyklos? O dažnai ateidavo ir prašydavo paleisti dainą? Pinigų prašydavai? Neprašydavau. O čia prašai? O numerių mergaičių gauni? Tenka įsivesti. O panelės turi? Turiu? Perduok linkėjimą. Linkėjimai. Bet dėl tų numerių į viską, aš manau, girdėjo. Jinai žino apie numerius, bet nieko nesako. Nepavydė tavęs? Niečko. O tu jos? Pavydžiu. Pavydė? Ne, nu kaip aš kitaip. Aš manau, mergina turi pavydėti didžėjaus, kuris stovi už pulto ir jis yra matomas. Bet... O barmenas? Nu, barmenai čia yra aukštesnis lygis. Negalima iš tikrųjų gretinti šitų dviejų sferų. Aš tavęs pavydžiu už barą. Bet tu netgi neatsimeno merginą ir jau pavydė, tai tas ir yra, žinai, kad populiarumas... Aš irgi prie savo baro šitą stovi. Kaip? Aš visada prie tavo baro stovi ir tai stebiu, nepastebėjai? Tu irgi jau pavydė? Aš pavydžiu. Aš irgi jau pavydžiu. Jie pavydžiu. Jeigu stovėtų veidrodis ir aš pats save matyčiau veidrodį, aš taip pat savęs pavydėčiau. Kas tai net kadrinis, matom. Aš čia slaptasis svečias, tu priimk mane truputėlį. Trečias aš. Čia visi kažkaip slapta.
Vis dėlto, tai jūs ten iš kasečių leisdavo tą muziką diskotekose? Jau kompaktai buvo. Kompaktai iš tikrųjų. Iš kompaktų, jau kompaktai buvo. Buvo kompaktai, nebuvo grotuvų, kaip vat matom čia. Ir nebuvo tokio dalyko kaip greičio suvedimas, leisda Tai gabalą buvo po gabalą. sunkoka truputį. Tais laikais nesuprasdavai, ką tu šis darai. Tiesiog grodavai gabalą po gabalą ir viską. Keisdavai muziką. Nu, grodavai taip kaip aš dabar, jo. Kaip atvinam realiai. Taip pat kaip gedas, sėkmė. Kojas tu čiburaškai parduoti? Kai su prisėdis. Galim dar pagėdų. O tai dabar jeigu tu groji jaunų kompaktų, tai realiai tavo... Kiek tau yra dabar metų? Nes aš, kaip, pavyzdžiui, mūsų vaikystėje buvo pirmoji muzika bent jau pas mane, kada, atsimenu, viską leisdavo iš Ne, tai kasečių. pirmoji, tai irgi nuo Ne iš kasečių, iš juostų. Iš juostų buvo. Ne, čia jau nebe tas jau amžius, jau čia Iš vis tiek kasečių niekada gyvenime niekas neleisdavo. Aš namie leisdavau. Būdavo Aš įmanoma, galiu tik atsigert iš tos nesugebėdamas. Buvo juostiniai. Kad tas sportininkas pradėjo vartoti alkoholį. Tai čia kola? Taip. Man sakė. Kola čia. Tai klausia, ar galiu atsigerti, pasakiau, kad čia kola. Taip? Išvardink dabar 3 populiariausius kūrinius klube, kurie labiausiai eina pas mus ir kurių prašo labiausiai gal. Tuose, labiausiai prašomas kūrinys ir 3 kūriniai, kurie labiausiai eina. Atvirai sakant, tai to, ko prašotas labiausiai eina. Tai tie 3... I follow. Tai vat visi, ta upė seka vis. Kiek kartų išgirsi prašymų per vakarą pagroti I Follow Rivers? Neskaičiuojant manęs. Bet rankos pirštų vienos užtenka, kartais neužtenka. Vakar asmeniškai buvo kaip 5 prašymai. Tai galim palyginti, pavyzdžiui, pas ką daugiau paprašo, ar pas didžėjų paprašyti dainos, kiek tu prašymus laukia, ar pas barminą, ar galiu pasidėti rankinuką. Aš spėjau, kad čia antrasis variantas. O ką tie šalikai čia daro? Niekas nedirba? Niekas nedirba. Niekas nedirba, visi čia sėdi. Sunku iš vakar. Jau geriau. Aš tikiu, kad tau jau geriau. O tu, Linai, lauki prašymą padėti rankinuką iš pulto? Yra davę rankinukų, pasidėdavau. Kiek susirenki pinigų per vakarą iš rankinukų? Sakant, nesik nesubuo žmonių daiktas. Nes rezidentam, kaip žinom, yra mokama. Rankinukų laikymą. Nesupranti, gedas 50 litų. 50 litų už naktį, o kai yra tavo pagrindinis darbas, tu suprantu, kad tu turėtum kažką daryti papildomai. Palikau Facebooką, jungtą Paulius sėdė. Kerštas. Pats ant savęs rašo, ar gėjus. Vis tiek niekas netikė, nes galvoja, kad kiti parašo. Šiuo, Dr. Wood, kas formuoja klubo dvasią? Ar tai yra didžėjais daugiausia, kai jis muziką leidžia, bet... Ne, tai palauk, po mūsų kas formuoja? Kas po barmenų, kas dar formuoja klubo dvasią? Tokia didžiulė visuma, iš tikrųjų, tiek pats tapas, barmenai, padavėjas. Didžėjus, aišku, yra irgi vienas. Paplauskas. Paplauskas labai daug formuoja, ypatingai iš sustakinių. Apsauga, rūbininkai. Apsauga, pradėkit nuo apsaugos, jeigu apsauga pas mus atinkama yra, tai be jos nieko šis nebūtų. Buvo taip, kad iš pradžių tais neįleisdavo į klubą apsauga? Ar paprašydavo apyrankį? Turiu sakymą, jis bondino, kad neleido. Neleido. O šiaip su mane leidžia. Nu, tai čia nesibūrės, daug žmonių yra, kurie apskritai ten įeina ir verkia prie durų porą valandų, žinai. Aš nežinau, aš gal tada pavardos buvau, kai aš bondinau, iš tikrųjų, tai buvo. Pradžio padėjau. Aš norėjau paklausti klausimą ir dabar pamiršau. Pertraukimą. Tu išgerk. Kokį klausimą norėjai paklausti? Dabar aš tau pasakyčiau ir sakyčiau, kad dar pamiršęs. Labai esi buvo toks įdomus. Apie ką? Apie muziką, apie... Irgi nepamenu. O kodėl tu su ragais atsėdi? Čia vakar kažkas buvo? Jo, ne, čia ne vakar. Šiandien pas mus Dr. Who klube bus šventųjų ir Velykų, mišios šventos. Ir, žodžiu, bus blogio ir gėrio kova, pamatysime. Išėjo švelnės. Kodėl pasirinkai velnio vaidmenį? Nes aš įdėjus laiką esu velniukas. Velniukas esu šidėjus. Ne, iš tikrųjų, man buvo sunku važiuoti namo pasimti baltą maikę. Kurios yra visos neįskeltos, o ant juodos dėmės taip nesimato, dėl to paprašiau būti velniuku. Ragus neblogai. Ne, ragų nebuvo sunku gauti. Aš daug ragų esu gavęs. Čia eilinis vakaras, kai gavai? Jo, čia eilinis vakaras, kaip gavau vėl ragus. Nieko daug. Ai, papasakok, kas ir tokie visi bus.
O, taip, jo, aš dabar nežinau, kiek ten mūsų mato žmonių, kiek ten pas mus eterį. 8000 man. O tu bandai per kamerą pasižiūrėti, kiek žmonių ten sėdi, skaičiuoji visus? Bet per tą langą, kur visi, kur ir vakar sėdėjo. Tai va, o rytoj vakare nuo 21:00 Killers Disco bare vyks Vėl Klaipėdos. taip dirbtinai šneka. Ja, rytoj Nesilaužyk, viskas gerai. Taip. Vienu žodžiu, rytoj 21:00 Killers Disco baras, Klaipėdos TAF parčių vakarėlis ir galima, aišku, bus prašalaičiam į ten užeiti. Taigi lauksim visų. Kiek įėjimas, kiek kainuos įėjimas? Įėjimas nemokamas. Gal turi kvietimą parodyti? Turime kvietimą, bet kažką mes esam neįteikę. Jeigu 100 žmonių paspaus dalyvauti, tai mes nemokamai. Uždengiam konkurentų pavadinimą, čia buvo pakeitimas, nu gerai, galim, nesakom to pavadinimo mes. Bet, vienu žodžiu, mūsų svečias jį paliko, nelabai jam tas kvietimas rūpėjo. Reiškia, jis neateis be kvietimo. Tai gali paduoti kažkam. Iš kokios raidės? Ne P raidė. Raidė truputėlį geresnė negu P. Mano pavardė P. Nieko gero nežada tau. Gyvenimas savo ir nuspręs. Kalbant, jau prakalbom tos vakarėlius, dar norėjau tiek vat barmenų paklausti čia tikriausiai ir Lino. Kiekvienam iš jūsų koks buvo pats įsimintiniausias Dr. Who vakarėlis, kur vat, negalit pamiršti, arba kaip tik pamiršot. Putų vakarėlis buvo geras, ne? Aš kitą turiu vakarėlį, bet nežinau, dėl Ai, cenzūros aš galėčiau šiaip pasakoti. Aš atsimenu. Papasavo dabar, tai jau papasavo. Ne, aš bijau, kad Giedrė gali žiūrėti iš tikrųjų. Ne, tai Giedrė tai žinau, bet tai galbūt nekorektiška pasakoti, nes gali žiūrėti tas, kas dalyvavo tame vakarėlyje taip pat. Tai buvo vakarėlis tarp tavęs ir to žmogaus. Tarp tų žmonių. Dar trijų žmonių. Aš žinau irgi turbūt, ne? Turbūt. Ne, jis man pasipasako. Ne, jinai buvo viena iš tų 3. Jinai filmavo. Tai tau tada tie ragai išdygo. Tada tie ragai ir išdygo. O papasakok, nors prieš istoriją, kodėl tai viskas taip nutiko? Kodėl viskas taip nutiko? Tiesiog... Tu nesupyks, jeigu aš pasakysiu, ne? Ne, Ketas turėjo išeiti iš Dr. Who, grįžti į Vilnių gyventi. Ir pasakė, jeigu vieną vakarėlį metu, jisai pasimylės 3 merginom, tai tada išeis, bet ne. Jis vis dar Dar dirba. Ne veltui pas mane ragai. Ką padarysim? Nu, ką padarysim. Ne, šiaip smagiausias, jeigu Vytas neklausytų Irmis, tai uždarimas buvo. Ir aktorius labai geras buvo iš tikrųjų. Patiko, ne? Galiaukis. Aš dėl to uždarimas buvo, tai irgi man jis patiko, nes tai buvo turbūt kokių 3 mėnesių pertraukas, kai aš grįžau. Kai aš buvau taip nusiraminęs ir netūsindavau, ir paskui būtent tas uždarimas mane atgal prikvietė. Prikalė tą progą. Prikaliau. Ir paskui taip laukiau, kol vėl atsidarys. Geriausia, tai kai Vaičiulis dalyvavo. Aš atsimenu, Vaičiulis, kad ir nesitūsina, bet jis atsigulė, miegojo, bet aš ten buvau. Aš buvau uždarimo aktorė. Aš visą laiką pramėgau. O, grįžo, dar vienas svečias. Ateik pas mane, ateik. Tai mes tau nakariavų, gerą duodam, tu dar... Rinksmas, pabėgsiu iš eterio, ar kaip ten vadino Julija? Eferio. Tiesioginiam efyrė. Tiesioginiam Tai efyrė. papasakok, kur Vėl įsiteikai Paulius batus, Norbutas. Pauliau? Gold vakarėlį dariau kažkaip. Parodyk, pakelk koją, parodyk mūsų žiūrovams, kaip tavo batai dabar atrodo. O tu dar ilgai šitą megztuką nežinai? Aš dar norėjau iš tokio jų. Aš žinau, kad jūs su Gediminu anksčiau kartu gyvenate, ne? Su kuo? Su Gediminu. Braziu? Braziu, taip, bet šitus sėdinčių vaikinų su Eurolė. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu, man Gediminas kartą skundėsi. Tu tuo momentu... Dėl smarvės? Ne dėl smarvės. Smarvė buvo antram plane. Tu tada kažkaip gyvenai labai sveikai, anksti kėlėsi, kaip jį turi suvalgyti sveiką maistą, atsimenu. Ir būdavo taip, kad tu paprasčiausiai įsikepdavai, tarkim, vištieną, ne? Nes savo. Bet ne savo.
pavalgydavai, nu žodžiu, ir įsiplaudavai lėkštės. Ir viską palikdavai, keptuvę, riebaluotę, šakutės. Visąlaik Kodėl išplaudavai. nesuprasdavai, kad jeigu tu gamini maistą, turi išplauti visko, o ne tai, kad išplovai lėkštę ir jau švaru. Išsiploviau indus. Išplovau indus ir sako, kad jau išplovau viską. Kodėl tu taip Tai elgdavai? klausimas, kaip skambu. Kodėl tu taip elgdavai? Viskas dar prasidėjo... O dažnai sulauki šitą klausimą? O dažnai sulauki tą klausimą? Tada klausimas dėl gyveno su Brazilu, sako, kodėl jis, tipo... O gal, ne, papasakok apie mūsų augintinius, kad turėjom. Apie žirkėną dažniausiai. Nu, tai talentas. Papasakot, aš nepapasakosiu, nes man kažkaip... Kaip tu jį nužudėjai mano žirkėną ir laikai pagalbį mėnesį. Koks vardas žirkėno buvo? Notas. 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 Tai Vabarska gedai gal ta istorija, nekinga. Ne, iš tikrųjų. Ne, aš papasakosiu. Nežinau, ar čia juokinga, nes kažkas mirė iš tikrųjų. Tai čia Vienu žodžiu, Ir tada sako, kas čia smirda namuose? O pasi pagalbį kamekas. Ir jisai Ir miegojo. jį tik po mėnesio laiko atrado, jis mėnesį laiko tos pagalbės miegojo, ir po tai ne mėnesio aš, laiko nusišneikė, tai mano vietos svetainiai buvo, ten aš nemiegodavau svetainį, aš turėjau savo kambarį. Prie Seime grodo. O gal ir ne Justin Bietas mūsų didžėjus rado tą kameką? Gal Justin Bietas ir rado tą kameką? Jeigu jis tai nesiklausė, aš žinau, realiai pas Justą ir tai yra galva, nu tikrai didelė. Jis sunkiai yra, nu aš gali būt, kad ant pagalės užsigulęs, jis prispaudė tą jūrų kiaulytę. Nes žiauriai sunkiai galva pasijūs. Matai. O tu jo laikėjai? Buvo, gal aš Justo galva? Dažnai tavęs ant kelio galvą padėdavo. Klausiai, dažnai mane spauda, ar ten susipažįstai, ar Justo galva didelė, ar kaip gal atrodo. Taip, O galva kaip su talentu baigėsi? Su kitu mūsų gyvūnu. kažkaip gavos, taip kad... Manau, aš papasakosiu istoriją. Krykavo pempės, ten kur nekur pasigirdavo to dainos, gandras nevinonas nešė vaiką. Ir aš tuo metu negrįžau 3 paras namo. Ir turėjom jūrų kiaulytę talentą. Čia vardas talentas. Taip. Ir buvo toks bairis, kad aš negrįžau namo ir Gedas sugalvojo, kad kadangi aš negrįžu namo, jo nepašeriu, išvežtą jūrų kiaulytę. Jo, aš jį išvežiau. Tu išvežiau. Jo. Papasakok. Ko pasakok, kad jis nevežė niekur. Nebesivartykit jau dabar. Papasakok, kur tu Aš išvežiau. išsikraušiu, dar gyvenu ten. Išvežė Gedas į mini zoo. Galvoju, tipo, o, gerai padarysiu ir nuvešiu į mini zoo, ten daugiau lankytojų galbūt bus ir taip toliau. Pasitiko šefas buvo tas Anilotų karalius. Ne Šapranauskas, o Šilanskas. Šilanskas pasitiko, ačiū už jūrų kiaulytę, nemokamai priėmė ir taip toliau. Ir tik tai po 2 dienų mes supratom, kad tą jūrų kiaulytę jie padaunos arba liūtų, arba tigrų, aš tai žinau. A, tipo, sušerti. Taip, sušerti. Gyvakiai kokie. Atsimeni, kaip jie pas mus atsirado? Kaip? Ne? Oi, prisimenu. O tai dar aš kažką pamenu apie šaldytuvo ten kažką buvo atradę. Galit papasakoti, ar čia 3 jūrų kiaulytė buvo jūsų namuose? Ne, mes galvojam, ten talentas vos nežuvo. Talentas vos nežuvo. Ja, dar tuo metu, kiek mums ten buvo? Labai gerai, Man nesąmonė Dabar jau Kęstutį užimk jau tu kadrą. Aš papasakok, Gedai, kai ten buvo su ta kiaulytė ir šaldytuvu, aš nepamenu tiksliai. Ne, čia jau konfidencialiai. Konfidencialu. Vienu žodžiu, nei vienam gyvūnui nebuvo lemta išgyventi jų namuose. Džesnas išgyveno. Džesnas išgyveno, bet Vienintelis augintinas Džesnas išgyveno. Bet tai kažkokiu neįmanomu būdu. Bet ypač žvaigždė, žinai, atvažiuoja ten klipus filmuoja, čia Klaipėdos viešbutį gyvena, skambina gerai. O miegojo ant viešbučio žirkėno. O bet aš ką galiu pasitauti, ko taip? Bet tai barmeno darbas toks yra, pastovi prikolai, visai. Tai mūsų visas gyvenimas prikolas. Pažiūrėk į ketą. Kur to ragai dingo? Pasidėjau čia po to užsidėsiu, nes truputėlį man Ne, tai SMS gavo, kad viskas bus gerai. Ir dar spės įstatyti tą, dar spės. Kokia, kaip atrodo barmeno diena po darbo? Prastai. Prabundi alus, pirmas dalykas, tikrai, pirmas dalykas, ką padarau alus, tai alus. Kiekvieną rytą ar po savaitę? Po darbo. Nu, jeigu
ryte prabundi, tai be dviejų Jeigu savaitę dirbi, tai... Jeigu Nu, tu prabundi, prabundi vat. Nors jeigu atvirai, tai visą laiką prabundi. Nu, prabundi, alaus, atsigeri, toliau. Nu. Bet čia ką kėlė Tada eini į kiuką, dar alaus. O kėlė,